Laisvalaikio enciklopedija siūlo žaisti krepšinį ir ne bet kokį. Ant stogo. Kolegos apsilankė čempionato rungtynėse. Skatinti vilniečių bendruomeniškumą. Tokį tikslą užsibrėžė gatvės krepšinio čempionato ant stogo organizatoriai. Į rungtynes kviesiantys visą vasarą. Tai yra kažkas nauja. Būtent negali pritraukti žaidėjus eiti žaisti 3x3 turnyro, jeigu tu nepadarai naujienų. Šį kartą naujiena yra stogo krepšinis ir naujiena yra piniginiai prizai, kurie nėra prizai rėmėjų įsteigti, kuponai, kaip visą laiką galėjo būti čia. Čia kiekviena komanda įneša tam tikrą pinigų sumą ir gali laimėti būtent piniginį prizą. Pirmajame 3x3 atrankos į finalą turnyre varžėsi 12 komandų, kuriuose ir profesionalų žaidėjai, ir krepšinio mėgėjai. Dalyviai gali užsiregistruoti internete. Tai yra dalyvio mokestis atitinkamas komandoms, jis svyruoja nuo 40 iki 10 litų, žiūrint pagal turnyro rūšį. Ir dalyviai renkasi, aišku, norėtųsi, kad jų dalyvautų daugiau, bet lygis profesionalumo yra pakankamai aukštas, nes dalyvauja žaidėjai iš Lietuvos nacionalinės krepšinio lygos, Lietuvos krepšinio lygos, tad iš tikrųjų kovos verda labai įdomios. Gatvės krepšinio ant stogo rungtynėse vienu metu aikštelėje žaidžia 2 komandos, jose skirtingas žaidėjų skaičius. Tai yra įvairaus tipo turnyrai, 3x3, 2x2, 1x1 krepšinio turnyrai. Nuo Liepos 2 dienos mes startavome, įvyko pirmasis 3x3 turnyras, iš tikrųjų pakankamai sėkmingas turnyras. Šį vakarą mes turėsime antrąjį turnyrą 2x2 ir taip pat šią savaitę įvyks 1x1 turnyras. Kiekvienos rūšies turnyrų nugalėtojai dalyvaus rugpjūčio mėnesį vykstančiuose finaluose. Iki rugpjūčio pabaigos planuojama surengti po 3 kiekvieno turnyro turus. Pasak organizatoriaus Mykolo Krivcovo, tokį čempionatą norėtų surengti ir kitąmet. Labai sunku pritraukti rėmėjų, kurie galėtų skirti piniginių įnašų, atsiskaityti su teisėjais, su didžėjais ir trūksta to, kad padaryti iš tikrųjų didelę pramogą visiems žaidėjams. Tai mes stengsimės, kad tai būtų ne tik šią vasarą ir kitą vasarą ir visos mūsų kitos veiklos būtų tęstinės. Krepšinio rungtynės ant stogo iki vasaros pabaigos vyks pirmadienio pavakariais.